Skaitinys iš Pradžios knygos. Išsivedė Dievas Abramą laukan ir tarė: pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei gali jas suskaityti. Tada jis jam tarė: taip gausus bus tavo palikuonis. Jis pasitikėjo Viešpačiu ir tai jam Viešpats įskaitė teisumu. Tuomet jis jam tarė: aš esu Viešpats, kuris išvedžiau tave iš Kaldėjų Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Viešpatie Dieve, jis paklausė, kaip aš žinosiu, kad jį paveldėsiu. Jis atsakė: parūpink man treigę telyčią, treigę ožką, treigę aviną, purplelį ir jauną balandį. Jis visus juos parūpino, perkirto per vidurį ir sukuldė pusės vieną priešais kitą, o paukščių pusiau neperkirto. Plėšrieji paukščiai leidosi ant skerdienos, bet Abramas juos nuvaikė. Saulei leidžiantis Abramą apėmė didelis miegas ir jį apgaubė didelė baisi tamsa. Saulei nusileidus ir tamsiai įsiviešpatavus, rūkstantis žarijų indas ir liepsnojantis deglas perėjo tarp anų skerdienų pusių. Ta diena Viešpats sudarė su Abraomu sandorą tardamas: tavo palikuonims duosiu šį kraštą nuo Egipto upės lig didžiosios upės, Eufrato upės. Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Kogi turėčiau bijotis? Viešpats mano gyvenimo tvirtovė, prieš ką turėčiau drebėti. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpatie, išgirsk mano balsą, kai šaukiuosi. Būk man maloningas, mane išklausyki. Mano širdis man kalba, jo veido ieškoki. Tavo Viešpatie veido aš ieškau. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Nuo manęs savo veido neslėpki, supykęs neatstumk savo tarno. Tu buvai man pagalba, manęs neatmeski. Neapleiski Dieve gelbėtojo mano. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Tikiu, kad patirsiu Viešpaties gerumą gyvųjų pasaulį. Pasitikėk Viešpačiu ir būk ištvermingas. Turėkit drąsos ir Viešpačiu pasikliaukit. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats mano šviesa ir pagalba.
Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai ir seseris, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. Daugelis apie juos nekartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu, elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražūtis, jų dievas, pilvas ir jų garbė gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus. Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje ir iš ten mes laukime išgelbėtojo, viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą kūną tą galia, kurią jis savo visą palenkia. Taigi mano broliai ir seseris, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsmė ir mano vainikė, tvirtai stovėkite viešpatyje, mylimieji. Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinasi žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasi žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasi žodį. Iš spindinčio debesies pasigirdo tėvo balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Anu metu Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas, išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui. Jis nežinojo, ką kalbas. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį mokiniai nusigando, o iš debesies aidėjo balsas: šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Prašau, sėskitės. Kiekvieną kartą, kai girdžiu ir skaitau šią Evangelijos vietą apie Jėzaus atsimainimą, ar tai yra diena, ar tai antrą gavėnios sekmadienį, prisimenu savo pirmą kelionę į Šventą Žemę, kai kartu su broliais, berods 2008
ar kokiais 6 ar 7 metais pirmą kartą vykom į Šventą Žemę. Ir kilom, aplankėm tą vietą, kur tikima. Žinoma, Šventas raštas Evangelijos nekalba apie konkretų tai kalną, kokiame kalne Jėzus užkopė ir atsimainė, bet tradicija, krikščioniška tradicija teigia, kad tai yra Taboro kalnas, taip vadinasi. Ten palipus į viršų galima netgi su taksi užvažiuoti, jeigu norit, galima ir su kojom užlipti. Yra 2 vienuolynai, vienas pranciškonų, kitas berods ortodoksų krikščionių. Nu va, ir ten užlipus tikrai nuo tos viršūnės, nuo to kalno, nuo to atsimainimo kalno atsiveria be galo gražus vaizdas. Galim pažvelgti į kalvotas vietas, matosi ten ir ganyklos ir visa kita. Tai yra ką pažiūrėti. Tikrai, kas esat buvę kalnuose, manau, su tuo, ir sutiksit. Ir šiaip kažkada esu minėjęs, kad Evangelijų autoriams geografija, aiškiai, tuo metu jie tokio termino neturėjo, geografija, kaip šiandien mes turim, bet jiems yra svarbios geografinės vietos. Priminsiu, ar ne, ir dykuma yra svarbi, mes girdėjom prieš aną sekmadienį, kai Jėzus išėjo į dykumą. Tai žinom, kokia tai yra vieta, kai pats Jėzus buvo gundomas, lygiai taip pat kviečiant ir mus išeiti į mūsų dvasinę dykumą, kad mes nebijotume šėtonų gundimų, bet rastume dvasinės stiprybės visiems gundimams atsispirti. Ir štai šiandien turim kitą svarbę geografinės vietovės, tai kalnai. Kas metai bent 2 kartus važiuoju į kalnus. Patinka man ten labai. Ne vien tais, kad esu arčiau dangaus, bet kiekvieną kartą, kai pamatai, tai suvoki, kad teisingai rašė šventas Bonaventūras, kad kūrinėje gamta tai yra antroji knyga, švento rašto knyga. Ir ją mokant skaityti galim pažinti, koks yra Dievas. O mūsų Dievas yra koks? Pats didžiausias grožis, kokį žmogus gali beįsivaizduoti. Ir netgi daugiau už tai. Nu va, pažvelkim, o kas kalnuose vyksta. Ne vien tik tai žmonės slidinėja dabar šiuo metu arba vaikšto, bet dvasiniam gyvenime vyksta patys reikšmingiausi mūsų tikėjimo dalykai. Nuo pat Seno testamento. Pagalvokime, ne? Vat, kur buvo duoti Dievo įsakymai? Ant kalno. Labai svarbus momentas. Dar pagalvotume šiek tiek anksčiau. Kur Nojus išsikėlė, kai 40 dienų liovėsi lyti ir panašiai. Irgi ant kalno. Ararato kalno. Nu gerai, pagalvokim, kur tas dar kalnas gali mus čia mums kalbėti apie mūsų tikėjimą. Pagalvokime apie patį svarbiausią kalną. Ant to kalno, kalvelės kalno viršukalnės, Jėzus miršta, Jėzus yra nukryžiuotas. Mes dar sakom, kad tai yra Golgotos kalnas. Tikrai, vieni ir drąsiai sakau, patys esmingiausi mūsų tikėjimo dalykai vyksta ant kalno. Matyt, Dievui labai patinka kalnai, kaip ir daugelį žmonių. Nes tai ne vien tik yra procesas, juos vaikštant, lipant, apmastant, išbandant save, bet apie tai kalba apie mūsų tikėjimą. Ir kas čia įvyksta? Žiūrėkit. Jėzus pasiema 3 mokinius, ne visus, bet 3. Beje, tos pačius 3 mokinius Jėzus vesis į alyvų sodą ir ten prieš savo kančią taip pat melsis kartu su tais 3 mokiniais, su Petru, Jonu ir Jokūbu. Ir ką Jėzus veikia? Jėzus užkopęs meldžiasi. Vienintelis Lukas evangelistas mums pasako, koks yra Jėzaus tikslas – būti Dievo artumoje. Žinom, kas tai yra malda. Tai yra galimybė, būdas, įrankis, kaip prie Dievo artintis. Ir štai jam besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė. Kaip sako evangelistas, drabužiai pasidarė skaisčiai balti ir jis pats tapo švytintis. Jau užsiminiau apie Mozę, kuris ant Sinajaus kalno užlipęs, būdamas Dievo artumoje, jo išvaizda pasikeitė.
bet jo išvaizda taip pasikeitė, kad jis atspindėjo Dievo šviesą. O štai čia Jėzus, galim sakyti, naujasis Mozė, atnešantis sandorą, naują sandorą, naują įstatymą, iš savęs skleidžia šviesą, nes jis yra mylimasis Dievo sūnus. Tai šiandien apreiškia pats dangiškasis tėvas. Kitaip tariant, skaitydami šitą Evangelijos vietą, atsimainimo vietą, turim įsivaizduoti du personažus švento rašto - Mozę ir Jėzų. Jie labai panašus, bet taip pat Jėzus ir pranoksta. Nes jis yra ne vien tai žmogus, bet jis yra Dievas, įsikūnijęs, tapęs žmogumi. Pasikeitus jo išvaizdai, pasirodė du žmonės, tas pats Mozė ir Elijas. Ir štai čia turime tuos du personažus, turim kaip suprasti. Mozė, kuris reprezentuoja penkiaknygę, 5 pačios svarbiausios Senojo testamento pirmosios knygos, tai įstatymo knyga, ir antroji dalis yra pranašai. Tai Elijas, kuris atstovauja tą visą pranašų tradiciją. Ir štai matom Jėzų, naują pranašą, Mesiją, Dievo sūnų ir asmenį Mozę, per kurio rankas Dievas teikia 10 Dievo įsakymų, ir Eliją, kuris taip pat, kaip sakau, reprezentuoja visus pranašus. Štai kaip Senasis testamentas ir Naujasis testamentas, Senoji sandora ir Naujoji sandora yra Dievo plane. Tai yra Dievo išganimo planas kiekvienam žmogui. Ir evangelistas Lukas mums dar taip pat kalba parašo, apie ką jie kalbasi. Įdomu sužinoti, ką žmonės šneka. Įdomu. Žiūrėkit. Ir čia Lukas evangelistas pristato mums, ką tie 3 žmonės, apie ką jie kalbasi. Labai svarbus sakinys. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą būsiantį Jeruzalėje. Žodis išėjimas, manau, bent jau šitoj bažnyčiai yra daug ištartas, kalbėtas ir tikiu, kad jūs puikiai šią reikšmę žinant. Galim tą žodį pakeisti į hebrajišką žodį. Sakom, kad yra lietuviškai Velykos arba Paska, Pesach, kaip mes tikėtume, kad taip turėtume tarti hebrajų kalbą. Ir štai čia evangelistas Lukas jis sako, pirmasis išėjimas prasidėjo Egipto žemėje, bet baigėsi Jeruzalėje. O naujasis išėjimas prasidės Jeruzalėje. O kur baigsis? Čia ne antram aukšte, aiškus, rodau, bet baigsis danguje. Kai Jėzus savo garbėje, šlovėje pakils pas dangišką į tėvą į dangų, mes sakom, kad tai yra šeštinių diena, šeštinių šventė, kai Jėzus yra paimamas savo garbėje į dangų. Jau čia ir dabar, žengiant antrą žingsnį, gavėnios sekmadienį, turim suvokti, ką mes ruošiamės. Kokia tai yra kelionė. Kokia tai yra diena. Kokia mes turim būti žmonės. Kad mes esam prisikėlimo žmonės. Šiandien suprasdami, žengdami kartu su Jėzumi žingsnį ir į dykumą, ir į kalną, žinom, koks yra tikslas tos kelionės. Jėzaus kančia, Jėzaus mirtis ir Jėzaus prisikėlimas. Išėjimas, kurio būdu Dievas miršta už kiekvieną, tam, kad mūsų žaizdos būtų pagydytos, tam, kad mes būtume pakelti iš nuodėmės vergijos. Ką dabar veikia tie trys apaštalai? Mes tik tais galim čia įsivaizduoti, kiek jie čia galėjo kartu su Jėzu melstis, bet pafantazuoti, bet štai evangelistas Lukas sako,
juos apėmė miegas. Besimeldžiant, juos apėmė miegas. Panašiai kaip ir tuo metu prieš Jėzaus kančią alyvų sode. Jėzus atranda juos bemiegančius, Jėzus pats besimeldžiantis. Lygiai taip pat ir čia. Jėzus Mozės ir Elijo bendrijoje akivaizdai bendrauja, o štai tie 3 mokiniai, ilsis ir miega. Suprantu, užlipus į kalną, patikėkit manim, norisi pailsėti. Tikrai suprantu. Bet iš kitos pusės turim pažvelgti, kas šventajame rašte yra miegas. Miegas tai nėra geras dalykas, nes jisai kalba būtent apie dvasinį užmigimą, apie tokį dvasinį apmirimą. Tai miegas čia yra kaip ženklas arba kaip simbolis žmogaus dvasinio užmigimo arba apmirimo, kai žmogui tiesiog tampa niekas nebeįdomu, niekas neaktualu, tampa žmogui nebesvarbios tikėjimo tiesos ir galų gale pats Dievas. Kitaip tariant, kai mes įsileidžiam į savo galvą tokias mintis. Ne dabar, Dieve, dar turiu daug reikalų. Dar tas nepadaryta, dar čia reikalai, čia pavasarį, sakant, čia visokiausi darbai, visokiausios pramogos, viską, Dieve, dar ne dabar, dar ne šiandien. Tai galim sakyti, šiandien būtų toksai dvasinis užmėgimas, atšalimas nuo Dievo arba miegojimas, pasyvumas, tikėjimo prasme. Tai tie apaštalai, pademonstruoja nekokį mums pavyzdį, miegantis. Ir štai prasibūdinę nuo tos nuostabos, kad yra Jėzus, Mozės ir Elijo apsuptyje, sako: mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, 3 Elijui. Tačiau Petras nežinojo, ką kalba. Ir tuo metu debesis juos uždengė. Labai svarbus ženklas, apie kurį taip pat noriu čia jums paminėti. Kai kalbam apie palapines, turim suvokti, kad kiekvienoj bažnyčiai mes atrasim palapinę. Ne tokia, kokią mes įsivaizduojam. Ten kaip pramogaujam, iškeliaujam, pasistatom palapines. Bet štai čia yra palapinė. Mes dar turim tokį žodį tabernakulis. Tai reiškia palapinę. Dievas pasistato namus kartu su mumis. Jis nori būti namiškis. Jis nori su mumis gyventi. Apaštalai taip pat išreiškia tą norą. Pasistatom Dieve namus, čia gera būti ant to kalno. Gera būti su tavimim, nes tu šviti ir mes matom, kad tu esi Dievo sūnus. Gera būti su Moze, gera būti su Eliju. Čia namus pasistatom. Ir Dievas pasistato namus. Taip. Tai yra toji vieta, kurį, žinoma, mes saugom ir laikom švenčiausią sakramentą, bet taip pat yra mūsų priminimas, kad Dievas nepasišalina. Jis visada yra su mumis. Ir pačiu svarbiausiu, intimiausiu būdu. Per švenčiausią sakramentą, per jo kūną ir kraują. Ką dabar reiškia tie kiti ženklai? Debesis, kurios uždengia besikalbančių žmonės, Jėzų, Mozę ir Eliją. Ir beidantis balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Tai yra pirmosios, taip pasakysiu, Lukas evangelistas, šventosios dvasios įkvėptas, pateikia mums tokius pirmusius ženklus apie trejybės slėpinį. Iš šio skaitinio mes suprantam, kad balsas, kurį ištaria apie sūnų, tai yra dangiškasis tėvas, o tas sūnus tai yra Jėzus. O debesis, kuris uždengia, mes ir Senajame testamente tą matysim. Tai yra šventosios dvasios ženklas arba simbolis. Jau čia, jau ir dabar, klausytojas, mes galim suprasti, koks yra mūsų Dievas. Vienas ir 3 asmenyse. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas ir dar galų gale mes randam, kad tylomis tomis dienomis nieks nieko apie tai nepasakoja, nieks nieko nesakė. Gerai,
susipažinom su istorija ir galim pagalvoti, o kas man už tai? Tai vyko, apaštalai 3 pamatė, Jėzus atsimainė, bet kas man už tai? Kas man dėl to, kad štai įvyko toks įvykis čia šventajame rašte? Kuo tai yra aktualu mano gyvenime, kuo aktualu yra mano tikėjimui šitas aprašytas Jėzus atsimainimas. Aš visgi noriu prisiminti psalmisto žodžius, kur Dievas kalba apie tai, kad žmogų sukūrė ne mažiau, bet garbingiau, didesnį už angelus. Jau ir mes, eidami tikėjimo keliu, kopdami savo tikėjimo kalną, artinamėsi prie Dievo, tampam ir turim tapti Dievo šviesos atspindžiai. Kaip ir Mozė atspindėjo Dievo šviesą su Dievu susitikęs. Taip ir aš, taip ir jūs. Ir štai čia bažnyčia dovanoja 40 dienų, kad save paruoštume ir būtume Dievo veido, Dievo rankų, Dievo žvilgsnio, Dievo gailestingumo, pajautos, atjautos ženklas ir atspindžiai. Kad ir mes galėtume savo dvasinį veidą prieš Dievą ir prieš vienas kitą nuskaistinti. Mūsų bažnyčia gavėnios laikotarpį visada kvies žvelgti į nukryžiuotąjį, o jo veidas yra tapęs ir šviesus, kaip šiandien girdėjom, bet taip pat jo veidas taps ir rožių erškėčių vainiku sužalotas, kraujuotas, kraujais pasrūvęs ir kitoks veidas. Ir toks yra Jėzaus veidas. Ir į tai bažnyčia kviečia mus įsižiūrėti. Eikim gavėnios keliu toliau.